Vienas įvartis ten kaip ir buvo pavogtas iš Veževičiaus. Kitam žaidėjui įrašytas į sąskaitą. Portugalas, jo paskutinysis pasirodymas. Pasirodymo kritoju paskutinėje poziciją. Tai yra 8-9 vietos iki šio turo dalyjantis 3-0 sutriuškino Panevėžio komandą ir jeigu žiūrėsime į Jagiellonijos komandą. Nedaug liko laukti Širvintų publikai dar vienos pergalės, dar vienas. Steno vartų aikštelėje, bet Hegelmann komandai viskas baigėsi sėkmingai. Puškarovas. Armala, galva. Meta kamuolį į priekį, Vareika. Gražiai paranaudos aikštelėje, bet pavyko susitvarkyti Šiauliams ir dabar patys turėjo galimybę skubėti į kontrataką, bet Puškarovas sugeba iškišti kamuolį komandos draugų. Gauti daugiau erdvės, išeiti iš spaudimo. Tolimas perdavimas, Puškarovas numuša kamuolį, čia dvikova ir laimi ją. Leo Ribeiro prieš jį Puškarovas. Ir čia Leo Ribeiro. Kamuolys yra perimtas. Kauniekas. Veiksmas jau arčiau vartų. O čia situacija Petriškaška, Dalinį. Perdavimas Dolžnikovui, pavyksta jam pasiekti kamuolį, Kersas perdavimas. Bando sužaisti gražiai Leo, o Lygius gražiai atliko perdavimą. Perdavimas link baudos aikštelės centro. Žalgiris prieš Alytaus Dainavą. Čia Panevėžio komandos šansas. Kamuoliu, čia Devinsas. tokias didesnės, jog taškai gan sunkokai rinkosi. Dalyje kamuolio, o čia gynėjas. Suplota daug bandymų nėra, na, pastaras. Ramanausko perdavimas į baudos aikštelę, Džiugo gynėjai komandoje. Liko šiame kėlinyje, jeigu nebus pridėtas, ne, 30 Aleksa ir 62 numeris 7 tokia yra komandos sudėtis, ekipa treniruoja Andrius Kirtis. Panevėžio treneris Steinas Surevinas šiandien rungtyniauja su tokiais žaidėjais, kaip sportininkas Vytautas Černiauskas, antrasis komandos kapitonas Linas Klimavičius, kuris buvo pagerbtas prieš rungtynes. Perdavimą atgal. Na, nepavyko, galima sakyti, komandoms bent jau nepavyko vertinant visą sezoną, jog pasiruošęs susitaikyti tokiam vaidmeniui ir jo nori, nebegali būti pagrindinis komandos. Kamuolį, Dalinį žaidžia galvą ir kamuolį galiausiai užkarauti vartus. Dėl Kasparas Tūblo buvusio ar nebuvusio žaidimo ranka, čia manau, jis pasirinkta Valiukonės. Baigėsi 3-3 su komanda aikštėje. Džiugo ekipoje, na, tokių žaidėjų su savuoju balsu. Ir po truputį įsikubavo ir per paskutinius 10 rungtynių
galės šiandien lygiutis. Ir vienas pralaimėjimas. Šiauliuose pirmasis bastionas. Ketvirtukas. Jandas Stadienas Bedega ir Pušė. Marijampolės Sūduva lipa iš duobės po Deimo Traikovskio įvarčio. Pirmavo Džiugas 1-0 ir atrodė, kad netgi kūrėsis daugiau. Na ir pradeda dar vieną savo ekipos ataką. Šiaip turbūt reikia pasakyti, kad turbūt nei prie vieno įvarčio Baturinui ten kažkokių didelių priekaištų. Viskas priklauso tik nuo aikštės teisėjų ir jo asistentų, kaip jie pamatys, kaip jie įvertins epizodą. Toks ir bus sprendimas. Atsakinių variantų pasitikrinimų nėra. Dominikas Kubilinskas. Dirbinėjai. Užikas. 15 minučių. Rykas Veikauskas. Ar pagaus Nino Nordanusą, bet nepagavo, o... Gelbėti komandos, tada komanda antrąjį įvartį pasiūdami kamuolį tuščius vartus. Puškarovas naudos aikštelėje kamuolys, Pikelionė. Kiek anksčiau pasimuša kamuolį. Čia geras perdavimas, smūgis link vartų. Atliko jį. Šiandien tai yra vienintelės rungtynės sporto lygoje. Na, mušė praktiškai visi, kas daugiau žaidžia Vilniaus Žalgirio komandoje. Ir tarkim, Petkovičius turi 4. Japonijos. Metų pradžia buvo tikrai abejonių, koks tai bus žaidėjas Popescu, bet matome, jog tai yra vienas iš Hegelman Jono. Kaip ir minėjau, kol kas pergalių pasiekti čia nepavyksta. Ir sušok. Kol kas nėra ko. Tiesiog reikia žaisti rungtynės po rungtynių ir rinkti taškus. Tiesiog galvoti apie... Gavo traumą, bene antrą, ko gero minutę, dar mėgino ten tęsti. Labai geras Dabar. Galiausiai baigėsi klaida. Tampa įprasta. Tas kapitonas Klaudijus Ukstas, 10 Patrikas Popescu, 14 Styvas Skingė, 15 Leo Ribeiro, 45 Artiomas Šedri, 60. Turės ir dar vieną progą, kamuolį perima Džiugas. Antrasis Top Sporto lygoje ir taip pat buvo Lietuvai simbolinė vasario 16 žaidžiamos kontrolinis mačas, o čia Džiugas muša, Miroslavas Puškarovas. kamuolį, tai buvo galimybė. Čia Puškarovas smūgis 1-0. Telšių Džiugas vėl iš